Tai žemėlapis, pasaulio žemėlapis, Švedija, Suomija, Norvegija, Islandija ir štai Grenlandija. Grenlandija jungiasi su Kanada. Pažiūrėkite, kokio dydžio tai kontinentas. Sala didžiausia šiaurėje, kurioje dabar gyvena apie 60 tūkstančių gyventojų. Kaip alytui kokiam. Štai tokio dydžio. Palyginkim su Švedija, Suomija, Norvegija kartu paėmus, Grenlandija yra didesnė. Pasižiūrim. O jeigu norit pažiūrėti Europą, Grenlandija. Tokio didumo sala. Palyginkim su Australija, ne kažką mažesnė. Sakykim, stipru, taip. Taigi, pasižiūrim, ką kalba apie Grenlandiją Wikipedija. Tai Grenlandija priklausanti didžiausia pasaulio sala tarp Atlanto ir Arkties vandenynų, šiaurės rytus nuo Šiaurės Amerikos, apie 83% salos padengta ledu. Ledynai suformavo raižytą krantą su daugybė fjordų ir pakrantės salų. Politiškai tai yra autonomija Danijos karalystės sudėtyje. Vietiniai Grenlandai gyventojai. Daugumai pasaulio kalbų įsigalėjęs Grenlandijos pavadinimas kilęs iš senovės skandinavų kalbos, reiškiančio žalioji žemė. Pirmą kartą jis aptinkamas 13 amžiuje Enriko Rudojo sagoje. Manoma, kad šį klaidinį pavadinimą ledynų sukaustytai salai 90 amžiuje Grenlandijos atradėjas Erikas Rudasis davė specialiai norėdamas pritraukti kolonistus. Kita vertus, vikingų pasakojimuose teigiama, kad Grenlandijoje tuo metu augo miškai, buvo šilčiau nei dabar. Tai neseniai patvirtino mokslininkų atradimai. Šitą galima pabrėžti, kad Grenlandijoje tuo metu augo miškai, buvo šilčiau nei dabar. Grenlandija. Tai žalioji sala, kuri dar 15 amžiuje yra pavaizduota be ledo, su miestais, su miestų pavadinimais. Žalia sala 15 amžiui yra žemėlapiai, kuriuose yra viskas pavaizduota. Miestai, kalnai be ledo. Aišku, čia pavadinimai, miestai. Viskas be ledo. Žmonės vaizduojami ant smėlėto kranto ir nuogi, neapsirengę. Tai tokia Grenlandija 15 amžiaus. Vaizduojama 15 amžiaus, 14-15 amžius. Yra žemėlapiai. Prašau, su daug miestų apgyvendintas sala, kontinentas. O taip Grenlandijos gabaliukas
XV amžiuje atrodė kartą Marina žemėlapyje. Medžiai, laivai jo visokie įdomesni. Taip, va vyksta, auga medžiai. Žmogeliai, nepasakyčiau, kad labai apsirengę su kojinėm, va medžioja kažką, gyvena palapinėse. Va taip vyko veiksmas Grenlandijoje. O Islandijoje irgi, kur ten labai šalta ir liūdna, plaukioja žąsis, laksto lapės, visi palapinėse gyvena ir vargo nemato, va, degina, vyksta kažkokia iškasenos, vyksta kažkokia kasyba, miestai, laiveliais žvejai plaukioja, savo jokių ledų, jokio kilometro 2 sluoksnio ledo, visi laimingi, kol net riteriai net joja ir nedaro tvarkos, čia kažkas tai vyksta, negeri dalykai, kažkokia invazija, bet iš principo va, viskas Islandijai gražu, jokio ledo, balta. O dabar pažiūrėkit, kiek 13 amžiui Grenlandijoje yra miestų, miestelių, bažnyčių, miestų. Žiūrėkit, koks kraštovaizdis. Va. Kiek miestų, va, prašau. Upės, ežerai, ugnikalniai, Hekla, va, didelis Skalal, kažkoks miestas, bažnyčios. Ir tai ne vienas, ne du, ne miesteliokai, ne kaimiokai, o normalūs dideli miestai. Jie neturėjo savo popiežių išsirinkę ir tai vaizdas 15 amžiaus ir čia yra ką pažiūrėti, čia yra ką pažiūrėti. O dabar vaizdelis toks. Pažiūrim, kiek dabar čia tų miestų matosi. Pažiūrim, ar nors vienas ten kažkokį, ką mes matom, net kalnų nematom, mes nieko nematom, čia visiškas ledas. Tik pakrantėje. Kažkiek kažko likę. Kur tie miestai? Kodėl toks žemynas, toks didelis plotas, tokia didelė žemė ir mes tik tai 14 amžiui, 15 kažką tai probėgom tik girdim apie jį, nieko konkretaus, nei raštų, taigi čia žemė ne per dieną susikūrė ir mes atrodo ir buvo miestai ir viskas, kur visa istorija, kur viskas pradingo. Kodėl mes tik dabar sužinom, kad ten kažkas tai buvo, medžiai augo, miestai buvo ir tai viskas, kur visa istorija, kur visa informacija.